Wondress mano verslas atsirado iš tikrųjų iš didelės meilės suknelėm. Tai suknelės visada buvo mano širdyje nuo vaikystės. Pagal išsilavinimą esu rinkodaros specialistė, bet visą laiką pagrindinis rūbas buvo suknelė. Ir pradirbus samdomam darbe 15 metų, natūraliai, kaip ir daugumai turbūt verslininkų, kyla noras kažką daryti savo. Ir vienintelė mintis, kuri atėjo į galvą, tai buvo suknelės. Nuo to ir prasidėjo. Savo veiklą mes pradėjom 2015 metais. Pirmiausia, atsidarėm mažą parduotuvytę Kauno senamiesty, o po to viskas išsivystė labai greitai. Šiuo metu turime 7 parduotuvės visoje Lietuvoje – Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Apie Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmus senai jau žinojau, kad yra. Turėjau labai daug gerų atsiliepimų iš įvairių įmonių. Daug kas pasakodavo, kad vyksta įdomus mokymai, kad verslo įmonėm labai naudinga kartu susitikti, bendrauti, užmegzti partneriškus santykius. Ir vieną dieną nusprendžiau pasidomėti plačiau apie Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmus ir parašiau užklausą, ar galima tapti nariu. Tai 2019 metais tapau Kauno prekybos pramonės amatų rūmų nariu ir iki šiol bendradarbiaujam puikiai. Tapusi rūmų nariu, pradėjau plačiau domėtis apie įvairių vidinių klubų veiklą. Tapau eksportuotojų klubo nariu, vadovų klubo nariu ir atradau Enterprise Europe Network tinklą, kuris iš tikrųjų labai mane sudomino. Drabužių mažmeninės rinkoje yra labai svarbu greita ir nuolatinė asortimento kaita, kad mūsų klientai visą laiką atrastų kažką naujo, įdomaus, kad būtumėm patrauklus kiekvieną dieną ir kiekvieną metų sezoną. Ir mano tikslas buvo susirasti kažkokių įdomesnių partnerių prekybai, prekių asortimento praplėtimui. Kadangi mes daugumą savo gaminių siuvame patys, tai buvo labai aktualu surasti papildomas prekes, kurios galėtų papildyti mūsų suknelių asortimentą, kaip pavyzdžiui aksesuarai įvairūs, diržai, papuošalai, pėdkelnės, tai kas dera prie mūsų asortimento. Pasidomėjau Enterprise Europe Network veikla, užpildžiau įmonės anketą partnerių paieškai. Tuo pačiu analizavausi jau esamus pasiūlymus šio tinklo duomenų bazėje. Atradau keletą tiekėjų, kurie puikiai papildė mūsų asortimentą ir to labai džiaugiuosi ir mūsų klientai labai džiaugiasi. 2020 metais dalyvavau Enterprise Europe Network tinklo kartu su Švedijos partneriais organizuotam Textile Connect online renginyje. Jis buvo skirtas tekstilės pramonės sektoriaus dalyviams, partnerysčių paieškai, kontaktų užmezgimui. Šis renginys mane labai nustebino savo profesionaliu organizavimu ir labai greita dalyvių reakcija, galimybė vieną dieną susitikti su keliais atstovais iš įvairių pasaulio šalių, pabendravus greitai gauti pasiūlymą, pasitarti dėl galimų bendradarbiavimo galimybių. Sakyčiau, tai vienas iš mano veiklos atradimų, būtent Kauno prekybos pramonės amatų rūmuose, kad yra tokie organizuojami online tarptautiniai renginiai. Tai vienas iš būdų susitikti su užsienio partneriais, kai parodos nebeorganizuojamos, gyvi susitikimai negalimi, tai tokie online renginiai yra labai patrauklus ir, manyčiau, naudingi visom įmonėm. Užpildžius anketą Enterprise Europe Network tinkle, per kelis mėnesius gavau daugiau kaip 100 įvairių įmonių pasiūlymų bendradarbiauti. Ir kas labai nudžiugino, kad per nepilnus 2 mėnesius pasirašiau sutartį su 2 tiekėjais, su kuriais ir dabar bendradarbiaujame puikiai. Pasipildėme asortimentą mums idealiai tinkančiomis prekėmis. Tikrai turėjom labai didelės naudos mūsų veikloje. Visom įmonėm, kurios galvoja, svarsto, ar verta dalyvauti, tikrai rekomenduočiau nepatingėti, skirti tam tikrą laiko dalį, ne tik kažkokių mokymų ar susitikimų dalyvavime, bet ir Enterprise Europe Network tinklo duomenų analizai, anketos užpildymui. Šis darbas gana imlus yra laikui, tačiau tikrai labai naudingas. Per tam tikrą laiką tikrai galima surasti naudingų partnerių ir ne tik naudingų, bet ir patikimų, nes patikimumas taip pat yra labai svarbus versle.